Sveiki dar kartą. Manau, jau atėjo 11 valanda ir galime pradėti šį mūsų renginį. Tai mano vardas Tadas Palaima ir aš pats esu atsakingas už leidimų kirsti mišką programinės įrangos kūrimą iš valstybinės miškų tarnybos pusės. Ir šiais metais mes planuojame šitą dalyką paleisti. Ir su tuo yra susiję tam tikri pokyčiai ir tiek biržų atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse, tiek išorinėme ALIS portale, kuriuos jums geriau pristatytų valstybinės miškų tarnybos atstovas Vytautas Bardauskas. Perduodu žodį jam, tik dar norėčiau pasakyti, kad klausimus rašykite arba į chatą, arba užduosite po pristatymo, nebent klausimas yra labai trumpas. Taip pat prašyčiau užsimutinti, kad netrikdytų konferencijos jūsų pašaliniai garsai, kadangi žmonių visgi yra labai daug. O dabar jau žodis Vytautui. Labą dieną visiems. Malonu, kad taip gausiai susirinkot. Pasiruošiau šiokias tokias skaidrės. Matosi? Ne, skaidrių nematome. Kol kas ne. Darysim, visas ekranas. Matom dabar. Tai šitaip. Čia, kaip žinot, nuo tokios labai geros datos, nuo balandžio 1 dienos, prašysime pateikti skaitmeninį biržės brėžinį, norint gauti leidimą kirtimui. Tai šis pokytis yra ne tik kad būtinas, bet jau gal kiek ir pavėluotas, kaip visi žinot, mes dėl tų duomenų tvarkymo kaip ir šiokių tokių bėdų jau apturėjom. Bet daugumas verslo įmonių senai naudoja skaitmeninės technologijas ir GPS įrangą, tai tikiuosi, kad didžiosiom įmonėm tai tikrai nebus sudėtinga ir nauja. Šituo žingsniu mes siekiam išvengti duomenų derinimo klaidų ir greičiau priimti sprendimus. Ir taip taupysime ne tik savo, bet ir jūsų laiką ir resursus. Apie skaitmeninio plano privalumus nėra ką ir kalbėti, jie akivaizdus. GPS technologijos jau 20 metus plinta ir Lietuvos rinka prisipildė ir paslaugom ir produktais. Tai šiuo metu yra komercinių sprendimų. Jie kaip taisyklė būna labiau koordinuoti, greičiau aptarnauja klientus, bet tuo pačiu jie ir siūlo ir nemokamas priemonės. Kairėje pusėje matot planą iš Argiso profesionaliai įranga parengta, o dešinėje pusėje čia mano prieš 10 metų tikriausiai nemokamomis priemonėmis pasidariau tai, ką jie siūlė visiškai nemokamai. Tai reikėjo užsiregistruoti puslapį ir galima pasirinkti savo medynų planą, įsikelti į telefoną, naudoti per nuotolį, be jokių apribojimų. Tai patogumai tokie, kad turint medynų planą ir biržės brėžinį, galima jį nusiųsti miškovežio vairuotojui, galima duoti kirtėjams į telefonus, kur nueiti, susirasti orientyrus, neišklysti iš ribų. Nekalbant apie tai, kad skaitmeninis biržės brėžinys gali būti užtaisytas ir kirtimo mašinų galvutes. Galimybių panaudojimų yra daug, bet čia mano šitam pokalbio formate, tai aš daugiau apsistosiu ties nemokamais produktais ir nemokamais servisais.
kuriais galit naudotis, jie jau senokai egzistuoja. Gal ne visi jie žino, kiti gal žino ir naudojasi. Tai čia yra adresas, kur galima prisijungti papildomus sluoksnius ir matyti jos tiek telefone, tiek kompiuteryje. Vaizdas, kurį ten pamatysit, yra maždaug toks. Ir sluoksniai, layers yra sluoksniai, kurie siūlomi. Tai gali žinoti, kokios girininkijos padalinys, čia gal ne visiems svarbu, bet tai yra sužymėtos ir kertinės miško buveinės, ir kvartalų tinklas, ir senų kvartalų tinklas, ir miškų pogrupiai, ir miškų sklypai. Tai sieksime, kad tų sluoksnių būtų ateityje ir daugiau. Tiesiog šiuo metu rodau tai, kas yra viešoje erdvėje ir jais galima naudotis nors ir šiandien. Tai tos paprastos priemonės yra, šiuo metu, mes, kad nesėdėt prie tuščio stalo, parengėm tokį kaip ir ruošinuką. Jisai veikia Androido telefoną arba planšetės aplinkoje. Ir čia nėra sukurta kažkas naujo. Sluoksniai, kuriuos matote kairėje pusėje, kuriuos galite atsidaryti, tai tiesiog plotiniai objektai. Tai yra į plyno kirtimo atveju galite atsidaryti šitą sluoksnį, jame nusibraižyti plynus kirtimus, atvejiniam sluoksnį galite nusibraižyti šitos, skirsis, dirba tie sluoksniai vienodai, tik skirsis štrichavimas. Jisai yra pagal Lietuvoje priimtas taisyklės projektavime. Ten suderintas, kad plynas kirtimas štrichuojamas horizontaliai, atvejinis įstrižai ir visi kiti sluoksniai. Tuo pačiu darbui, kad būtų patogiau dirbti, nuvykti ir susirasti objektus, galit naudoti kadastro sluoksnį, miško kadastro sklypai matysis, kvartalų tinklas, dėl geresnės orientacijos ar taksuojant patogu naudotis fotonuotraukos koordinuotos pagrindu. Kaip matot, kokybė nėra bloga, gali susirasti konkretų medį, prie kurio stovi, atpažinti jį natūroje ir pasitvarkyti taškus, nes telefonas nebūtinai labai gali teisingai rodyti koordinatės. Tai čia tiesiog yra galimybė pasitikslinti duomenis, atpažįstant objektus natūrai. Ir kas įmonės, kurios jau turi skaitmeninius miškotvarkos projektų planus, tai tiesiog matys savo projektą, bet čia matosi kursorius vidury, matosi, kur tu stovi ir kur vaikštai ir kokius objektus savo projekte matai. Tai dabar mūsų toksai kaip ir tikslas, kad reiškia, tai, ką turim aptarti, tai nebus mokymas, kaip naudotis GPS įrangą. Norėčiau daugiau pakalbėti apie tai, kodėl, kokių duomenų mums reikia ir kaip to pasiekti. Tai visų pirma, kodėl, tai kaip minėjau, mums būtini tie duomenys dėl to, kad norim dirbti tiksliau ir sumažinti klaidų tikimybę. Kokie duomenys? Mums reikalingas rezultatas. Mes nesakom, kokiais naudotis įrankiais, kokio tikslumo. Galit to rezultato pasiekti ir hibridiniais metodais. Dalį pamatuoti, prisirišti su juosta prie melioracijos tinklo, kaip jums įprasta nuo seno, pasikoordinuoti savo duomenis kitais metodais. Bet mums reikia, kad būtų geometriniai duomenys, tai turėtų būti iš poligonas. Visi prietaisai gali duoti tašką, liniją
arba poligoną. Yra 3 pasirinkimai. Tai mums reikalingas tas 3 - poligonas. Poligoną mes norim gauti šeipo arba GeoJSON formatu ir tokį galėsit įkelti tiesiai į sistemą prašydami leidimo kirsti. Geodezinių matavimų atveju mes negalim konkuruoti su matininkais, nes jų prietaisai ir jų matavimo metodai reikalauja 30 cm tikslumo dirbant už miesto ribų. Tai mes čia šitoj vietoj jų neperspjausim su savo aparatūra turima. Tiesiog būtų praktinis patarimas atsiversti kitą pusę brėžinio, tais atvejais, kai jūsų biržė ribojasi su valdos posūkių taškais, su valdos kampais, įsirašyti šitas koordinatės į savo brėžinį ir jų nekeisti. Tada gavę jūsų brėžinį į serverį, tiesiog mes matysim, kad jisai prilipo savo vietoje ir nėra plyšių nei išlipimų. Viduj sklypo pamatuoti ribas galit bet kokia jums prieinama priemonė, galit įskaičiuoti ir iš plano, jeigu taip jums patogiau. Žemėlapiai šitie dalykai matosi, bet štai čia viduj esantys taškai, jie netokie svarbus. Kas mums labai bus svarbu, tai kad neišliptumėt už valdos ribų. Bent jau geodezinių matavimo atveju jūs turėsite dar ir kitą papildomą opciją. Tai kai sklypas yra teisingai koordinuotas žemėlapyje, yra miško pogrupių sluoksnis, kuriame matysit, ar jūsų sklypas nepatenka į kažkokius sluoksnius, kur yra apribojimai veikiantis, tai laukų apsauginiai ar vandens apsauginiai miškai. Visa tai yra pogrupių, tas aš čia nerodau visko, bet tas pogrupių sluoksnis išsiskleidžia, ten yra visi sužymėti apribojimai, kurie veikia kadastro ribose. Šalia to dar yra kertinės miško buveinės, šiuo metu jau rodomos. Tai vat, kaip tik šalia to brėžinio matosi kertinė miško buveinė, šiuo atveju brėžinys nepatenka į tą apribojimą, bet jeigu patektų, mes jį matytumėm iš karto. Ir toks pranašumas, kad žinodamas maždaug, kur bus tas objektas ir susiradęs į kadastrę, gali pasižiūrėti, neišvykęs iš namų, ar jis nepatenka į kažkokius apribojimus, kitais atvejais gali būti, kad nėra ko ten ir važiuoti. Dabar preliminarūs matavimai kels daugiau problemų. Visi žinom, kokių būna tų atvejų natūroje. Tai čia viena iš tokių paprastesnių pradėkim. Čia konkretus yra objektas, štai nuo kvartalinės linijos šitoj vietoje jis atitolęs, rodo 12 su biškiu metrų. Tai tokiais atvejais akivaizdu, kad čia yra matavimo duomenys. Akivaizdu, kad tas kampas turėtų būti natūroje ant kvartalinės. Specialiai įdėjau nuotrauką, kad matosi, kad natūroje šita riba stovi čia. Tai tokiais atvejais galima būtų patempti tą kampą savo matavimuose ir pastatyti į vietą rankiniu būdu. Bet kitais atvejais yra sudėtingesni dalykai, kai dešiniai pusėje matote, štai raudonos linijos yra registrų centro deklaruojamos ribos valdos. Akivaizdu, kad natūroje visi kaimynų kirtimai vyko kitomis ribomis. Ir štai su prietaisu atvykus į vietą matosi, kad šitas kampas stovi čia, šitas stovi čia yra linija. Šičia taip pat matosi, kad ant keliuko yra kampas. Akivaizdu, kad registro centro sklypas yra
pasislinkęs, ne savo vietoje, tas matavimas pavaizduotas. Tai tokiais atvejais jų nebejoju, kad jūs žinot, kas dirbat praktiškai, žinot jų daugiau ir sudėtingesnių. Aš norėjau parodyti tik tais bendrą principą, ko mes tikimės iš jūsų. Norėtumėm, kad jūs savo matavimų nepritempinėtumėt prie klaidingų registrų centro duomenų. Kai darom projektus, tai darom jos tenai, šiuo metu braižom jos į registrų centro deklaruojamas ribas, tačiau atrežimo atveju brėžinys turėtų atrodyti štai šitaip. Jūs ką natūroje randat, tą matuojat ir šitą teikiat. Toliau bus mūsų kontrolės skyriaus reikalas pasižiūrėti, ar natūroje viskas tvarkoja. Taip pat kaip ir anksčiau buvo. Jeigu valdos ribos neaiškios, tai kirtimo nevykdysit. Jeigu natūroje yra viskas tvarkoja, linijos pažymėtos, iškirstos, aiškios, riboženkliai stovi vietose, mes tiesiog nekreipsim dėmesio į registrų centro brėžinį ir vykdysim darbus kaip įprasta. Tai šitos registrų centro klaidos liks jų klaidos, jų bėdos, sakant, ne mum jas taisyti. Dabar yra parengtas video siužetas trumpas, kaip tas skaitmeninis brėžinys bus įkeliamas į prašymų leidimo sistemą. Tai čia gal Tadas parodys tą filmuką. Taip, tuoj ir parodysiu, kokie bus pasikeitimai. Manau, kažką matot jau. Taip. Taip. Tai šiame video matysite, kaip atrodys ALIS išorinis portalas po pasikeitimų. Tai atsiranda funkcija žemėlapyje įkelti duomenis, redaguoti koordinates ir išvalyti įkeltus duomenis. Kėlus GeoJSON, ar galima įkelti GeoJSON formatu biržės brėžinį, galima kelti shape failą ir galima įvesti koordinates. Kėlus GeoJSON, atvaizduojamas biržės brėžinys žemėlapį. Galima pasirinkti, kad rodytų ortofoto arba topografinę nuotrauką. Pat peržiūrint biržės koordinates, galima įterpti arba ištrinti. Ir galima išvalyti biržės brėžinį. Tai čia dar prie to papildymas toksai, kad reiškia nereikės jokių papildomų atributų, nereikės nurašinėti iš ekrano į popierius nei linijų ilgių, nei kampų. Viskas atguls į savo vietas iš koordinačių. Šitoks klausimas buvo. Ir prašoma koordinačių sistemą laikytis LKS 94 koordinačių sistemos. Tai šita sistema yra įvesta į tą paruoštuką, jeigu jį naudosit, tai jinai ten jau bus. Taip, ir dabar manau, kad ar Vytautai dar kažką norėtum pasakyti, ar jau galima būtų perėti prie klausimų? Klausimai jau pradėjo birėti. Tai aš galvoju, kad geriausia būtų daryti pagal tuos, kurie yra aktualiausi. Tai pradėk, jeigu Vytautai nesupyksi, tai aš gal įgarsinsiu jos klausimus, kad būtų paprasčiau klausytojams, kurie gal nežiūri į ekraną, gal užsiėmė kažką dirba kito. Tai pats dabar atrodo taip. Daugiausiai patiktukų sulaukęs
Tai kodėl tuomet verčiate miškotvarkos projektus braižyti pritampant iki RC duomenų, į po to biržės leidžiate braižyti pagal faktą? Tai nežinau, Vytautai, ar galėtum? Aš galiu pasakyti tokį dalyką, kad klaidos yra gyvenime įmanomos, bet jas kartoti ir didinti yra netikusi praktika. Tai projektavimas yra savo keliu, bet galima išvengti darant geodezinius matavimus valdoje tiksliai. Tada ir projektas atitiks natūrą ir nebus šitų nesusipratimų. Kai yra preliminarūs duomenys, tai čia aš esu tikras, kad kiekvienas iš čia esančių žmonių 200 papasakotų įvykių tokių, kad mes ir negirdėję. Ten tiek yra klaidų, kad mes visko negalim numatyti. Todėl vienas prašymas gerbti save, savo kompetencijas ir tų klaidų nekartoti. Mums reikia tikrų duomenų. Taip, ir kitas dabar klausimas irgi susijęs, ir dar daugiau tų patiktukų sulaukia, ar nebūtų tikslingiau ir miškotvarkos projektus įrengti natūrinėmis ribomis, ignoruojant registrų centro netikslės ribas. Rėžiant biržės būtų galima naudotis skaitmeniniais miškotvarkos projekto duomenimis. Tai bet jeigu iš esmės atsakytas, jeigu tai kažką dar norėtum nebent papildyti. Politinis klausimas, mes Tadai šito dalyko negalim čia atsakyti. Čia yra ministerijos kompetencijai, be abejo. Tikriausiai bus einama prie to, bet tuo metu tokie reikalavimai. Ir taip pat dar norėčiau tokį, kaip, tiesiog matau irgi yra tas klausimas, vis išlenda, ar bus išduotas ar nebus išduotas kirtimų leidimų, mes neatsakinėjom šitos klausimus, nes tai ne mūsų irgi kompetencijoje. Tai žiūrėkime, o taip dar rašo, o tai popierinio brėžinio nereikės pateikti? Nereikės pateikti popierinio brėžinio. Čia buvo tokie niuansai. Mes vis dar diskutuojam dėl papildomų komponentų prie biržės brėžinio. Tai yra paliekami ten plotai, kur yra saugomi augalai ar pomiškis ir kai kuriais atvejais reikalaujama jų įbraižymo į brėžinį. Tai šitame pagrindinėme brėžinyje visos tos pridėtinės priemonės nėra numatytos. Mes šnekam tik apie biržės brėžinį, o visi lydintys komponentai, jeigu jų vis dar bus reikalaujama, jie bus teikiami papildomose dokumentuose. Taip. Taip, dabar matau, Marius rašo, kai dabar tokį atvejį leidimų neišduoda, o liepia daryti kadastrinius matavimus. Bet čia iš esmės mes jau kaip ir atsakėm turbūt jau šitą, nebent kažką Vytautai norėtum papildyti. Tai aš norėčiau pasakyti prie to, kad tais sunkiais atvejais, kai viskas yra pro šalį, nuvažiuoji į mišką ir akivaizdu, kad tenai prisidarysi bėdos, tai ir nedarykim šitaip. Tegu darosi kadastrinius matavimus. Ir ten daugiau iškyla problemų. Kaimynas pasidaro kadastrinius, o tas nepasidaręs savo objektą. Tai mes visų gyvenimo atvejų neaptarsim, bet bus variantų, kai kirtimai bus neleistini. Čia be abejonės. Bus. Gerai. Taip, dar buvo klausimas, kaip bus sprendžiamas biržės režimo teisingumas preliminarių matavimų atvejais esant aiškioms riboms bei riboženkliams. Emilijus klausia. Tai čia gal reikėtų ne man tą klausimą atsakyti, gal Gintaras galėtų. Ar Gintarai arba Lukai, gal jūs galėtumėt? Pakartokit klausimą. Kaip bus sprendžiamas biržės režimo teisingumas preliminarių matavimų atvejais esant aiškioms riboms bei riboženkliams? Konkrečiai tikriausiai pagal kiekvieną atvejį. Bendro tokio atsakymo pasakyti vieno
vienu metu negalima. Tikriausiai bus žiūrima konkrečius atvejus. Kaip ir minėjot, kiek yra, labai daug yra lyg ir panašus, bet tai atvejai beveik visi skirtingi. Dar Ir šalia to, aš dar norėjau papildyti truputį, kad prašymą pateikti, kad tai nieks neuždraus, tikrai pateikti galite. Ir šiuo, ir kitu atveju prašymą pateikti galime. Vytautai. tai mes žinom, kad būna atveju, kai kaimynai sutarė, riba aiški, bet jinai ne ten. Tai čia mes visų neaptarsim, be abejo, kiekvieną atvejį tam ir yra kontrolės tarnyba, kad įvertintų situaciją ir priimtą sprendimą. Gerai. Taip. Atrėžiant biržę plotas perlipa miškų kadastro duomenų miško žemės sluoksnį. Ar tokia biržė priimama? Buvo atvejis, kad inspektorius tokiu atveju leidimo neišduodavo su pastaba, kad kertama ne miško žemė. Tai iš esmės, jeigu nebent papildyti. Tai man irgi toks atvejis gyvenime buvo, pievom nereikia leidimo, tai susitvarkyti reikia. Jūs būtent šiuo atveju matysit kadastro ribas ir šitos klaidos išvengsit dirbdami su GPS prietaisu. Įsikelsit šitą sluoksnį kadastro ir neisit į pievą su posūkio tašku. Sustosit anksčiau. Taip, Justas Budriūnas turi klausimą, kad diskutuojant apie ALIS prieš gerus metus, buvo mūsų pageidavimas nenormuoti eilučių iki 10, bet paruošti programą taip, kad esant didesniam eilučių kiekiui, programa pati generuotų 2, 3 ir taip toliau leidimus. Dabar, kaip supratau, bus galima įvesti apskritai tik vieną biržę į vieną paraišką, nepriklausomai nuo likusių eilučių kiekio. Tai aš galbūt pats atsakysiu šitą klausimą, nes turbūt geriausiai galėčiau iš dalyvaujančių atsakyti. Tai taip, šiuo metu yra toks sprendimas, kad bus leidžiama įvesti tik išpildyti į prašymą išduoti kirtimą leidžiantį dokumentą, tik vieną biržę. Tačiau niekas nedraudžia tos biržės pagrindų teikti 2, 3, 5, 8 prašymą išduoti kirtimą leidžiantį dokumentą. Tai yra galima ir net norėtųsi, kad taip vyktų procesas. Aš suprantu, kad tai yra šioks toks nepatogumas, kai yra vienu metu, pavyzdžiui, vienoje valdoje yra didelė valda ir, sakykime, pirmos eilės kirtimai 10 biržių ar 15 biržių. Aš sutinku, kad yra kiekvieną prašymą reikia teikti. Tačiau tokiu būdu mes galėsime jau automatizuoti iš valstybinės miškų tarnybos pusės procesus ir išduoti kirtimą leidžiančius dokumentus žymiai efektyviau, kadangi mums nereikės rankiniu būdu rankiotis, kokie čia ta rūšinė sudėtis, kokie medžiai, kokie plotai, kokie tūriai, kurioje biržėje yra. Čia matau klausimą, kokiais GPS įrankiais naudotis. Tai norėjau, čia prie to buvau užsirašęs tokią pastabą, tai ir ją praleidau šnekėdamas. Tai mes nenurodysim, kokio tikslumo prietaisais įrankiais jums naudotis. Čia yra grinai komerciniai dalykai, kaip sugebėsit paruošti. Mums reikia tikslumo, mums reikia rezultato. Ir laikui bėgant įrankių parametrai be abejo tik gerės. Ir šiaip pernai valstybinė miškų tarnyba suformavo savo veiklos naują misiją ir viziją. Mes sieksim turėti patikimus duomenis ir jais dalintis. Ir nesistengsime įrašyti kuo daugiau baudų protokolų, bet priešingai stengsimės dalintis informaciją, kad tų klaidų ir baudų būtų mažiau. Tai šiuo metu, kuom aš pasidalinau, tai tuom, kas yra, ir ateityje mes sieksime, kad būtų daugiau informacijos, kad mažiau būtų klydimų. Taip, Inga dar yra uždavusi klausimą.
kad tik brėžiniai per sistemą kelsis, keičiasi jų teikimo formatas, o visi skaičiavimai, želdinimo projektai ir visa kita, kokiom darėm programom, tokiom ir toliau galėsim ruošti ir tada teikti PDF arba ad hoc. Čia nežinau šitų dalykų, negaliu pakomentuoti. Tie pridėtiniai dokumentai aš laikaus linijos, kad jų būtų mažiau, bet man nelabai sekasi, tai žiūrėsim, kaip ateityje seksis. Ar kas nors iš valstybės miškų tarnybos pusės galėtų ir norėtų pakomentuoti? Pridėtiniai dokumentai kol kas bus tokie, kokie yra numatyti biržų režimo taisyklėse, kaip Vytautas ir sakė, taip mes diskutuojam dėl jų kiekio, dėl jų tikslingumo ir linkstama prie to, kad bus reikalingi pridėtiniai dokumentai tiek, kiek jie reikalingi leidimui išduoti ir nedaugiau. Tai gali būti, kad daugelis dokumentų, kurie dabar lyg ir reikalingi pateikti, bet jie nesudaro jokio pagrindo išduoti ar neišduoti leidimo. Tai tokius dokumentus tiesiog bus galima iš teisės akto išimti. Kol kas dabar yra taip, kaip yra. Dėl teisės akto pasitikslinsiu, biržos režimo ir vertinimo taisyklėse ar kirtimo taisyklėse? Biržos režimo ir vertinimo taisyklėse. Taip, dar matau klausimą, ar bus apibrėžtos ploto ir linijų ilgių paklaidos. Pavyzdžiui, 1 kilometro ilgio ir 10 metrų pločio biržos režimo atveju paklaidos ribose vietoj 1 hektaro galima atplėšti iki 1,4 hektaro. Emilijus klausia. Tai apie linijų ilgius šitą nėra ko čia kalbėti, nes jie nebus įvardinami šitam brėžinyje. Mes nebus jais operuojama. Brėžinyje veiks tik koordinatės. Jeigu atsistosi ne ten, nuskaitysi ne tokią koordinatę, tai tada pradėsim kalbą ir aiškinsimės, kodėl. Linijų ilgiai čia nieko nelošia. Nei kampas vidinis, nei azimutas, niekas. Anksčiau būdavo tokios galimybės padaryti su nedidelė skaitinė paklaida, didelė klaida natūrai. GPS-as eliminuoja tokias galimybės. Taip. Dar matau yra dar klausimų. Kokiais prietaisais bus tikrinamos atplėštos biržės? Kas tai atliks? Vaidotas Beržanskis klausia. Tai atvirai galiu pasakyti, kad iš kosmoso mums kažkokių ypatingų įrankių, negu jūs turit, niekas neatsiūs. Mes taip pat tikrinsim su panašiai įranga kaip ir jūs. Dalį jūsų klaidų pastebėsim serveriuose, dalį galbūt aptiks dronai, jeigu jie sekančiais metais pradės dirbti mūsų naudai. Ir dar kartą sakau, kad klaidas stengsimės mažinti, o ne didinti. Mes teiksim jums visą įmanomą informaciją, kad jūs tų klaidų darytumėt mažiau. Gerai. Taip. Ar pristatymo įrašas bus viešai prieinamas reikalui esant? Čia jau ne man turbūt klausimas, ne Vytautui. Gal Udrys galėtų atsakyti? Pakartokit, prašom, klausimą. Ar pristatymo įrašas bus viešai prieinamas? Tikrai taip. Gerai. Tai taip, tai dar klausimas iš Adrijaus, tai vis dėlto koks GPS tikslumas turi būti, kokia taško paklaida yra toleruotina?
Dabar yra įvardinta, bet čia daugiau kabinetinis sprendimas, plius minus 2 metrai paklaida. Tie, kurie dirba miške su aparatūra, žinom, kad sunku pasiekti tokį tikslumą vien aparatūros galingumo dėka. Esu bandęs ir labai brangius prietaisus, labai priklauso nuo laiko, nuo situacijos, nuo palydovų išsidėstymo. Taip, kad čia kažkokių proveržių ypatingų nėra šiuo atveju. Miške visada yra komplikuotas darbas. Ir mes tai žinom, ir jūs taip žinom. Tai čia dėl to, manau, nebus jokio persekiojimo, dirbkit su tuo, ko galit naudotis hibridinius būdus, kaip sakiau, aš ilgokai dirbau tą darbą, 10 metų dirbau su GPS, rėžiau biržės ir projektavau. Tai iš praktikos galiu pasakyti, kad visada patikima yra praktika prisirišti prie melioracijos objektų, jie dažniausiai būna teisingai įpaišyti ir naudotis koordinuotų fotopagrindų irgi padeda darbe. Tai tokiu atveju galima padaryti ir su telefonu brėžinį, naudojantis pagalbiniam priemonėm, puikiausiai suveikia, yra pavyzdžių, kad tai buvo padaryta. Taip, mačiau ir Kęstutis Čypas klausė ir dabar Simona Sajonė dėl atributinių duomenų. Tai atributiniai duomenys, čia reikia suprasti, tai, kas anksčiau buvo reikalaujama, surašyti kampus, linijų ilgius, tai tokios praktikos nurašinėti nuo ekrano į popierių nebebus. Tai iš principo yra gėdingas veiksmas. Įkeliat brėžinį ir viskas tom baigta. Šiuo metu yra taip, jokių papildomų atributų neprašom. Jeigu paaiškės, kad tai gali padėti, pagreitinti ar kažką pagerinti, vėl susirinksim, pasitarsim, kažką gal prijungsim. Šiuo metu nereikia. Taip. Dar mačiau, buvo klausimas. Taip, kad čia atsakytas jau. Tik čia. Taip, dar Giedrius komentavo dėl to, kad vienoje ALIS paraiškoje tik viena biržė didelis nepatogumas, o kokius kliūtis automatizuoti daugiabirdžių paraiškų apdorojimą. Tai aš neišsiplėsiu, tik tiesiog yra, sakykime taip, automatizuoti procesą, kad veiktų ir ALIS išorinis portalas ir leidimų kirsti mišką programinė įranga, yra visgi kliūčių ir mus riboja tiek laikas, tiek ir viešieji pirkimai, kadangi techninė specifikacija buvo parašyta seniai, kai dar buvo kitoks suvokimas, kaip ten turim sukurti. Tačiau iki balandžio mėnesio jau planuojam, kad bus viešai prieinamas API-us, kurio pagalba galėsite iš savo sistemos teikti į leidimų kirsti mišką programinę įrangą prašymus, prisekti dokumentus ir gauti kirtimą leidžiančius dokumentus ir jo duomenis. Dar Modestas klausė, ar bus registrų centro kadastrinių valdų sluoksnis prieinamas kaip map server, ar kaip shape, ar kokiu nors kitu formatu irgi tinka. Valdų sluoksnis čia registrų centro kompetencijai tebėra. Mes ieškosim būdų, kaip jums tą sluoksnį parodyti, nenusižengiant sutartims ir įstatymams, bet kol kas dar tokio sprendimo nėra. Gerai. Ir
Taip, žiūrėkime, mačiau, buvo netoks populiarus, bet buvo dėl tarpinių kirtimų ir kitų kirtimų, kuriems nėra reikalingi biržės brėžiniai. Tai šiuo metu tai klausimas, ar taip pat reikės skaitmeninio brėžinio. Mačiau, Aivaras Naujadis klausė ir dar kitas asmo, kur dabar nematau, nuslinko į viršų. Tai čia gal ne man. Taip. Lukai, Gintarai? Tai jeigu pagal teisės aktus toks brėžinys nereikalingas, tai nemanau, kad jo reiks, kad jis privalo būti keltas. Bet jeigu brėžinys parengtas, tai mano nuomonė, taip, jis turi būti skaitmeninis. Visi brėžiniai turėtų būti skaitmeniniai. Nuo balandžio 1 dienos. Taip. Taip. Taip, dar mačiau, buvo dėl miškų kadastro klausimų keletas. Matau, Gytis Jurkevičius klausė ir dar truputėlį anksčiau dar porą žmonių klausė dėl biržių brėžinių, biržių duomenų atsiradimo miškų kadastre. Taip, tai ar kas, Lukai, Gintarai, kažką galite atsakyti, ar nelabai? Dėl atsiradimo miškų kadastre, kaip žinia, šiuo metu tas ir yra pereinamasis laikotarpis, kai nuo naujų metų miškų kadastro tvarkytojų tapo registrų centras. Tai šiek tiek dabar keblu atsakyti, tačiau bus stengiamasi, kadangi, kiek žinau, miškotvarkos projektai bus registruojami registrų centre, tai ir atsidurs greičiausiai iš registrų centro. Kaip dar nėra čia taip sutarta, arba aš ne viską žinau, tai vis tiek turės atsidurti miškų kadastre, nes jis turi būti atnaujinamas. Aš dar papildysiu truputėlį, kad realu, kad tie duomenys bus atnaujinami automatiniu arba pusiau automatiniu būdu, kai įvyks miškų kadastro reorganizacija. Nuo sausio 1 yra tapęs registrų centras miškų kadastro tvarkytojų, tačiau jie, kaip kol kas, neturi būdo, kaip patogiai ir greitai naujinti duomenis iš to, ką pateikia ar valstybinė miškų tarnyba, ar valstybinė miškų urėdija, ar fiziniai asmenys. Tai aš irgi gal dar papildyčiau, kad taip, šitas klausimas labiau turbūt adresuotas registrų centrui, bet tarnyba taip norėtų visas tiek biržas, tiek miškotvarkos projektus atvaizduoti kažkokiuose GIS įrankiuose, tai galbūt bus tobulinamas MGIS, kuris kaip ir VMT žinioje lieka, tai galbūt jame galėtų atsidurti visos skaitmeninės biržės. Tačiau dar irgi, čia dar yra niuansų. Taip, mačiau, Šarūnas komentavo, kad registrų centras nežino, kuo skiriasi kadastrinis sklypas nuo taksacinio. Tai, galbūt, sakykime, perėmė miškų kadastrą, galbūt sužinos. Aš taip labai tikiuosi, kad visgi pavyktų. Taip, ir matau, krenta daugiau klausimų. Mačiau, dėl terminų buvo keletas žmonių. Vaidotas, mačiau, klausė dar prieš tai. Justas klausė dėl terminų. Tai dėl terminų trumpai aš, o paskui Vytautas arba Lukas su Gintaru. Tai ALIS pakeitimai, jie bus įdiegti šį savaitgalį. Tai yra jau sekmadienį arba galbūt geriau pirmadienį prisijungę, jau galėsite pateikti skaitmeninius biržės brėžinius. Tačiau iki balandžio 1 dienos yra pasirinkimas jūsų, ar teikti PDF-ą, ar teikti skaitmeninį brėžinį. Po balandžio 1 pateikti neskaitmeninio biržės brėžinio, jeigu brėžinys yra privalomas pagal galiojančius teisės aktus,
nebeturėsite galimybės. Pateikti, tai yra, kad turi būti priimta vertinti paraiška. Ar aš teisingai suprantu? Gal papildysit, Lukai, Gintarai? Taip, teisingai, tada teisingai suprantu. Dėl reikalaujamos standartinės atributinės informacijos poligone, ten girininkija, padalinys, kvartalų numeris ir taip toliau, tai čia brėžinys susirinks tą atributiką automatiškai, jis pats prilips tinkamai girininkijoj, tam kvartale, kur jį padėsit, ir jums perrašinėti tų skaičių nereikės. Taip, dar klausia Marijus Talmantas, ar yra reikalinga standartinė atributinė informacija šiaip poligone, pavyzdžiui, padalinys, girininkija, kvartalo numeris, sklypo numeris ir taip toliau. Tai čia taip ir sakiau, ką tik tais į tą klausimą, kad, žodžiu, brėžinys atsiras savo vietoje, tinkamai girininkijai, tinkamam kvartalė ir tų numerių įrašinėti nereikės. Taip, ir dar klausia Emilijus, ar galima tikėtis galiojančių miškotvarkos projektų, prieinamumo projektų rengėjams bei biržų atrėžimo darbams. Čia klausimas Gintarui ir Lukui. Yra jau kurį laiką yra kalbama dėl projektų, ledinės miškotvarkos projektų viešinimo. Tik tai susiduriama su tam tikra problema, tai yra asmens duomenų saugumo reikalavimais, tai galima viešinami jie anksčiau ar vėliau ir kiek įmanoma artimesnių metų bus, bet viešinamus tik tai tam tikra apimtimi, bet manau biržų atrėžėjams tos informacijos tikrai pakaks. Taip. Čia apie pagyvenusi miško savininką, kaip čia labai geras klausimas. Įdomu, kaip tas pagyvenęs savininkas su busolė pasidarys brėžinį. Aš truputėlį gal išplėščiau klausimą, tai Donatas ir atsakė, kad tikslas yra toks, kad dabar jau teisinis reglamentavimas suteikia pilnas galimybės miškotvarkos specialistui su pavedimo sutartimi atlikti visus reikalingus veiksmus už miško savininką. Ir tuo keliu turėtų būti ir einama, kadangi miško savininkas, neturėdamas supratimo apie miškų adresyną, apie ūkinę veiklą, jisai visgi, sutikim, jeigu nėra skiriamas, kada reikalingas kirtimo leidimas, o kada pranešimas apie ketinimą kirsti mišką, jam yra tikrai sudėtinga pateikti prašymą. Tai yra noras, kad teiktų tie, kas supranta, kokio dokumento reikia. Taip, Saulius klausia, valstybinėje taksacijos sklypų numeriai yra vienokie, projektų sklypų numeriai skiriasi. Kokią nori pasirinks sistema? Sistema, manau, reaguos į kadastrą, į pagrindą. Jeigu teisingai suprantu klausimą, tai čia kalba ar nauja sistema, ar sena sistema. Tai nauja sistema, tas, kas yra miškų kadastre, reikėtų teikti prašymus. Taip. Kas dar yra tokių aktualių klausimų? Egidijus klausia, o kada galima sulaukti sprendimo apie miško valdos ir miško kadastro sluoksnių gavimą, ar jie bus nemokamoj prieigoje? Tai
Vytautai, ar... Tai čia tas klausimas jau pasikartojo. Valdų ribos yra registrų centrų verslo objektas, jie stengiasi iš to gauti naudą, bet yra kitas dalykas. Duomenų valdymo tvarkos numato, kad mes neturime dubliuoti kitų institucijų valdomos informacijos. Tai reiškia, kad mes, jeigu dirbtumėm pagal visas taisyklės, tai mes miškotvarkos projekte neturėtumėm nei kelių tinklo, nei melioracijos tinklo, nei valdos ribų įbraižinėti iš naujo. Visa ta informacija turėtų ateiti iš periferijos, iš išorės serverių. Mūsų kompetencija yra įbraižyti tenai sklypus atpažinti ir suprojektuoti ten ūkinės priemonės. Visa kita pagal duomenų valdymo įprastinę tvarką turėtų būti ne mūsų darbo objektas. Ne miškininko kompetencija yra braižyti valdų ribas, melioracijos griovius ir kelių tinklą. Tai mes ieškosim būdų, kaip tą informaciją su jomis pasidalinti arba atsisakysim jos reikalavimų šitose. Tiesiog mes matysim jūsų suprojektuotų biržių ribas ir derinsim jas prie registrų centro, bet prieš tai mums reikia gauti jų sluoksnį, jums parodyti, kad jūs nesuklystumėt, nes vektorinių dydžių jie duoti kol kas nenori, dar nepasiekėm šito. Vektorinių failų mes dar neturim. Taip, mačiau dar Marijus klausė, irgi čia susijęs klausimas, jau atsakyta jau kelis kartus iš skirtingų pozicijų, bet galim dar turime kelias minutės. O jeigu kvartalinė linija netoje vietoje? Tai kvartalinių tinklas šiaip buvo visoje Lietuvoje pririšinėjimas prie koordinačių, nebejoju, kad yra klaidų. Tai jeigu tos klaidos didelės, tai greičiausiai atvyks mūsų specialistai ir aiškinsis konkrečiau. O šiaip visoje Lietuvoje yra permatotos kvartalinės, daugumai atveju atitiks. Yra, kad yra rajono ribos nuslydusios nei tas vietas ir kvartalinių tinklas ir daugiau mes praktikoje visokių dalykų žinom. Jie kaip buvo, taip ir liks mūsų patikrų objektas. Gerai. Dar taip, kas priims sprendimą, Rokas klausė, kas priims sprendimą keitimo leidimui, kada bus akivaizdi nuo miškotvarkos projekto. Realiai antros eilės biržės gali stipriai skirtis nuo projekto. Tai jau atsakytas klausimas, laikykim, aš nežinau, ar verta, nebent kažką dar norite papildyti. Ok, tada. Taip. Dar Rokas klausė, Vaidotas dabar. Ar sistemoje matysis Europos bendrijos buveinės Natura 2000 teritorijose? Tai čia aš galėčiau atsakyti, valstybinės miškų tarnybos darbuotojai matys saugomos Europos bendrijos svarbos buveinės. Tiksliau gal sakykime Natura 2000. Natura 2000 gal, nes Europos bendrijos yra platesnis. Taip. Ir matau, krenta klausimai. Taip. Rokas klausė, kad atrodo, kad siūlot pradėti naudoti neišbaigtą produktą. Siūlymas būtų gyvendinti keletos biržių kėlimą, sutapimą su miškotvarkos projektais ir tik tada leisti naudoti vartotojams. Irgi aš atsakysiu, ne. Jeigu mes taip darysime, mes tada lauksim tol, kol pragaras užšals ir taip ir nieko nepaleisim, nes vis kažkas pasikeitė, dar kažką galim patobulinti ir taip jau laukime per ilgai, dėl to ir projektas taip šlubuoja, kadangi kol kūrėme, pasikeitė teisės aktai. Taip dar ilgiau kursime, dar daugiau teisės aktų pasikeis. Čia panašiai kaip namo statyba, niekada nepasakysi, kad štai viskas, jau daugiau nieko neturiu ką jam prikišti. Laikas eina, keičia sąlygos, keičiasi įstatymai, ta programa bus vystoma, plečiama.
Taip, ir tikrai bus paprasčiau tada tobulinti veikiant įrankį ir aš labai tikiuosi, kad ir miško savininkai, ir miškotvarkos specialistai pamatys naudą, kai bus galima gauti kirtimą leidžiantį dokumentą greičiau. Ir liko 5 minutės, matau krenta klausimai. Mačiau žmogus, kurio vardas R buvo iškėlęs ranką, galbūt žodžiu norėtumėte užduoti savo klausimą? Ne. Tai turim 5 minutės, 4 gal jau tiksliau, tai dar 2 klausimai, jeigu kažkas labai aktualaus, matau, jie krenta, bet gal žodžiu tada užduokit, jeigu kažkas dar yra labai aktualaus. Čia apie sklypų numeraciją šneka, iš kur bus paimama atributika, ar iš projekto galiojančio, kur yra suskaidyti sklypai, ar iš kadastro pagrindo. Tai tais atvejais, kai projekto brėžinys kol nėra skaitmeninis, tol liks kadastros pagrindas už numeraciją ateis iš kadastro. Jeigu atsiras galimybė sukelti potvarkos projektus į kadastrą, atnaujinti informaciją kadastrė jų pagrindų, tai ir sklypų numeracija pasikeis. Ir sklypų ribos pasikeis tada. Kol nepasikeitė, pagrindas yra kadastro platformai. Taip, dar matau, ar planuojate projektus skaitmeniniu formatu? Irmantas klausia. Taip, čia galbūt klausimas būtų iš valstybiniai miškų tarnybai, Lukui arba Gintarui. Dar irgi, jeigu galite pakartokit klausimą. Ar planuojate projektus skaitmeniniu formatu? Tai taip, tai visi projektai yra dabar skaitmeniniu formatu. Miškotvarkos projektus, jeigu mes čia kalbame. Tai aš gal dar biškį papildysiu prie šito. Tikriausiai turima galvoj, kad visą projektinę medžiagą pateikti GPS, žodžiu, matavimais ir GISO platformoje. Tai šito varianto dar neturime, bet bus tobulinama šita platforma ir sieksim, kad patektų skaitmeniniai brėžiniai į mūsų sistemą. Taip, mačiau, kartojasi klausimas dėl Europos bendrijos svarbos buveinių, bet aš galbūt sakyčiau, klausimas greičiausiai yra dėl Natura 2000 esančių BAST ir PAST. Tai yra biomonas, kad Lukas parašė. Jeigu jums reikia sluoksnių programiniai įrangai, reikėtų kreiptis į VSTT, jeigu norite gauti sluoksnį, kurį galėsite naudoti savo programinį įrangą, QGIS, QField arba ArcGIS arba dar kokiai nors kitoje. Ir dar Datera rašo, kad dėl GPS atsakykite. Galbūt galėtumėte įvardinti konkrečiau klausimą įvardinti? Gal mums nereikėtų čia reklamuoti kažkokios įmonės prietaisų. Gal čia ne ta aplinka. Gerai. Ir tada porą žmonių, mačiau, kėlė ranką. Jau liko tik vienas, Vidmantas Jusas. Ir dar matau, Šarūnas Bazys pakėlė. Tai Vidmantai, prašom klausimą. Ir dar Šarūnas ir tada baigiam jau tikimą. Taip, klausom. Nesigirdim. Gal aš galiu tada? Tai gal tada, gerai, Šarūnas. Žiūrėkit, klausimas toks, aš naudoju Geomap 2009 metų ir man, pavyzdžiui, miškų tarnybai reikėjo siųs duomenį šeipų, aš konvertavau į šeipą, miškų tarnyboje jų nematė. Aš turėjau tada imti tiesiai duomenis iš matavimo prietaiso, tada tik tai sugalėjom įkelti. Ar šitos duomenys kaip DVG matys, manau, galima kelti tiesiai iš Geomapo? Tu išduomenį DVG formatu? Taip. Ne.
O kodėl, pavyzdžiui, aš tada keliu į šeipą konvertuoju, pavyzdžiui, miškų tarnyba jų nematė? Nežinom. Nesuprantu, kodėl. Šitokios problemos man yra buvusios, iš DVG konvertuojant labai svarbu ten, kad būtų programų versijos atnaujintos, tada kartais suveikia, bet dažnai ne. Taip, kad mano praktika irgi labai juoda šitoj vietoje. DVG formatas blogai dera su žemėlapiais, nežinau, kodėl jisai Lietuvoje žemėtvarkai naudojamas. Šiaip labai patogus dalykas. Nu, man irgi buvo patogus, bet ne žemėlapis. Ir tada dar gal Juozas Ambrosas. Paskutinis klausimas. Klausom, Juozai. Aš norėjau paklausti dėl biržės įkelimo. Čia video buvo pristatyta, kad yra 3 būdais. Šeipą įkeltą, GeoJSON ir tiesiog įvest koordinatės. Taip. Jeigu mes suvedam koordinatės, ar tada reikia pridėti vis dėlto tą failą kažkokią, ar jau nebereikia? Ne. Atsiranda brėžinys. Išsibraižo pagal jūs. Kaip sakant, kaip aš tas koordinatės gausiu, tai čia mano reikalas jau. Jūs galit, jeigu kertat valdos ribose, atsiverčiat kadastrinių matavimų lapo antrą pusę ir nurašot tas koordinatės. O jeigu ne, tada reikia kažką pamatuoti. Tai čia galima tiesiog ir įprastai atrėžus biržę, užtenka vieno taško prisirišimo koordinačių ir galima kitus išskaičiuoti tiesiog. Galbūt geriau būtų 2 taškais prisirišti. Bent jau. Ja. Pabandysit, visokių tų praktikų galimybių yra. Žmonės turi savo patirčių, pasidalinsim tarpusavį. Aš irgi, sakau, dirbau vienas miškuose, kad ir 10 metų, bet tokių nebuvo su kom pasidalinti. Tai visais patyrimais, tai dabar pradėsim dirbti visi, pasitarsim, gal rasim kažkokių našesnių, patogesnių sprendimų. Taip pat turiu prašymą, jeigu jūs turite visgi analoginį biržės trečimo brėžinį, ir nuo jo, kaip sakykime, išskaičiavo tas koordinates, pateikite, jeigu turite tą brėžinį ir kitą biržės trečimo medžiagą, tai prisekite prie prašymo, bus visiems paprasčiau, jeigu tokiu būdu visgi teikite. Tada bus mažiau klausimų ateityje. Jeigu neturite, tai tada turite tik skaitmeninį, viskas tvarkoja. Bet jeigu turite analoginį, tai ir jį prisekit, blogiau nuo to nebus. Dar kartą dėkui ir didžiausias ačiū prisijungusiems miškotvarkos specialistams, miškininkams ir prijaučiantiems.